Būti gera mokinė reiškia ne tik gauti gerus pažymius, bet ir būti pavyzdys kitiems, gerbti mokytojus, parodyti vaikams, jog iš tikrųjų yra galimybė jums pasiekti daug ko. Taip pat jaučiuosi gan gerai, nes pastangos buvo įvertintos ir tiesiog svarbiausius dalykus susirašydavau, stengdavausi juos įsimint, o ne iškalt, tai jaučiuosi gan gerai, kad mane išrinko. Man padeda tai, kad sugebu suplanuoti savo laiką mokymuisi, ilsėtis, kaip sakiau, kad stengiuosi įsiminti dalykus, susirašyti svarbius dalykus, nebijau mokytojų klausti, kad paskui ateityje galėčiau tuo pačiu klausimu padėti savo klasiokams. Tai čia būtų mano paslaptis, tokia, stengiuosi ir viskas. Tikslas būtų būti geresnė savo versija, būti pavyzdys kitiems, motyvuoti visus, padėti klasiokams, padėti aplinkiniams ir toliau judėti į priekį, siekti savo svajonių ir, kaip sakiau, būti savo geresnė versija. Man geriausiai reiškia būti pripažintų mokinių gal tai, kad galiu būti pakviestas į tokius renginius, esu mokyklos bendruomenėje matomas ir taip paslaptis. Tokia mano mokymasi gal tai, jog stengiuosi suplanuoti savo laiką, bei ne tik išmokti, bet ir išklausyti visas temas. Aš noriu gerai baigti mokyklą, išsirinkti profesiją tokią, kokią man patinka, bei kad gyvenime nebūtų po to taip, kad ta profesija man netinka ir panašiai. Ką tai reiškia būti gera mokinė? Mokosi gerą pažymį. Kokia tavo sėkminga mokymosi paslaptis? Ateiti į mokyklą, klausykis mokytojo. Tavo tikslas ir ką tu planuoji ateityje? Pasibaigti mokyklą, norėtum į darbą. Ką tai reiškia būti gerų mokinių? Gerai mokintis. Kokia yra sėkmingo mokymosi paslaptis? Eiti mokyklą laiku, klausyti, ką sako. Eimantai, koks yra tavo tikslas? Baigti mokyklą. Ką tau reiškia būti geru mokiniu? Man geru mokiniu reiškia būti atsakingai, pareigingai, atlikti darbus laiku ir, aišku, bendradarbiauti su mokytojais. O gal gali pasakyti, kokia yra paslaptis tavo gero mokymosi? Mano gero mokymosi paslaptis yra visus darbus atlikti laiku, juos pristatyti kruopščiai ir atsakingai ir viską atlikti taip, kaip mokytojai liepia. Ir koks tavo tikslas? Ką planuoji pasiekti toliau? Mano tikslas yra gerai pabaigti mokslus, gauti pažymėjimą ir galbūt toliau sieti savo ateitį su savo profesija. Renalda, kodėl tau yra svarbu nepraleisti pamokų? Nes kiekvieną dieną išmoksti viską nors naujo, naujų žinių, naujų įgūdžių. Kaip manai, kas padeda laikytis tokios pareigos ir drausmės? Mano sąžinė ir tikėjimas. Kaip jautiesi, žinodama, kad tavo pastangos yra pastebėtos? Kai mano pastangos yra pastebėtos, jaučiuosi vis labiau pasitikinti savimi. Tokie įvertinimai mane motyvuoja dar labiau stengtis, o artimųjų, šeimos narių, draugų palaikymas stiprina mane dar labiau siekti savo tikslų. Tau yra svarbu nepraleisti pamokų? Manau, kad nepraleisti pamokų yra svarbu vien dėl to, nes yra noras man būti pastebėtam, yra noras mokytis, yra noras išlaikyti egzaminus. Tai dėl to ir stengiuosi to nedaryti, nepraleisti pamokų. Kaip manai, kas padeda laikytis tokios tvarkos ir drausmės lankyti pamokas? Manau, kad auklėtoja pats mano noras, mano mama nuo pat vaikystės mokė kruopščiai elgtis, tai manau, dėl to ir stengiuosi būti toks ir nepažeidžiu tų savo reikalavimų.
Kaip jautiesi, žinodamas, kad tavo pastangos yra pastebėtos? Na, aišku, smagu ir atsiranda kuo daugiau motyvacijos. Linai, kodėl tau yra svarbu nepraleisti pamokų? Tiesiog noras mokintis, stengiasi eiti į mokyklą, jeigu ten šiek tiek jau ant gal blogais jauties gali atsiprašinėti, bet net nėra minčių, kad neeiti į mokyklą, pabėgti iš anos. Tiesiog tokia kaip privaloma eiti. Kas padeda laikytis tokios drausmės? Tai manau, pačiam pirmą reiktų turėti užsispyrimo, kad eiti į tą mokyklą. Taip pat turi tėvai skatinti, nepraleidinėti pamokų, noras mokintis. Kaip jautiesi, žinodamas, kad tavo pastangos yra pastebėtos? Labai smagu, kad įvertint mokyklą, tai kyla tada dar didesnis noras ją lankyti, daugiau domėtis veikla geri ir skatinti draugus ir kelti mokyklą aukštyn. Kamilė, kodėl tau yra svarbu nepraleisti pamokų? Dėl gerų pažymių? Kaip manai, kas tau padeda laikytis tokios tvarkos ir pareigos? Geri pažymiai ir gera sveikata? Kaip jautiesi, kad tavo pastangos yra pastebėtos? Jaučiuosi maloniai ir linkiu daugeliui gauti šią nominaciją. Man mokykloje yra svarbiausia renginiai, kurių metu sklinda gera emocija, suartina vienas kitą. Man mokykloje yra įsimintiniausios visos veiklos, kuriuose mokytojai bei mokiniai bendrauja, šypsosi, dalinasi geromis emocijomis. Svarbu, kad mokytojai šypsenos motyvuoja toliau daryti, kurti ir siekti. Mokykloje svarbu būti aktyviam, skleisti pozityvumą, šypseną ir nuostabias emocijas. Renginių organizavimas tik dar vienas mažas išbandymas, kurio bet nuostabių mokytojų, šauniausios mokinių tarybos bei šeimos administracijos dėka tai tampa tik mažas žingsnelis iki pasiekimų. Visų išbandymų metu su manimi yra mokinių taryba, mokytojai, administracija, šeima, kurie padeda visapusiškai pasiruošti. Kaip įkvepi prisidėti kitus dalyvauti mokyklos gyvenime? Mokinius, mokytojus įkvepiu dalyvauti mokyklos gyvenime dėl emocijų, bendrystės, įkvėpimo. Prisidėti prie šių nuostabių potyrių kviečiu visus. Esu dėkingas mokytojams, administracijai, šeimai, kurie bet kokiu momentu supranta, paguodžia, užjaučia, palaiko visokiamis emocijomis, kai esu susimąstęs ar su nuotaika. Ačiū labai visiems. Man labiausiai, sakyčiau, padeda mokytoja. Aišku, yra tas klasiokų būrys, kuris irgi padeda lavintis, duoda tam tinkamų patarimų. Ir išsiaiškinam, kad nieko ypatingo nėra. Labiausiai motyvuoja tas, kad aš šią profesiją tikrai žadu pasisemti, pasinaudoti. Man yra šildoma vieta Airijai, būsiu plytelių klojėjų, uždirbsiu pinigus ir tada nežinau, ar Airijoje, ar Lietuvoje grįžęs aš laikysiu sporto universitetą, tenais aš žadu tapti treneriu. Šios srities tikslas ir yra, kad galėčiau uždirbti tam atitinkamą sumą, kad galėčiau praeiti aukštesnius mokslus, kad galėčiau tikrai būti toks geras treneris su geru diplomu, taip toliau, kad žmonės norėtų eiti pas manęs mokintis. Kaip manai, kas labiausiai tau padeda tobulėti savo specialybėje? Specialybėje, manau, man padeda tobulėti labiausiai auklėtoja, grupinis darbas,
nuomonės, pagalba, vieni kitiems patarimai, kaip ką geriau atlikti. Kas labiausiai tave motyvuoja? Mane labiausiai motyvuoja nuoširdį žmonių nuomonė, komentarai, juokas, šypsenos, atsiliepimai, kad ir kokie jie bebūtų. Kokių tikslų turi ateityje šioje srityje? Dar apie tai kaip ir negalvoju, bet manau, esu tikrai įsitikinusi, kad man šių visų išmoktų pamokų, mano drąsumo, mano užsispyrimo tikrai gyvenime visur prireiks ir kad tikrai juos panaudosiu. Meinardai, kas labiausiai padėjo tobulėti specialybėje? Man labiausiai specialybė padėjo tobulėti mokytojas, jo nuoširdumas, kantrybė. Kas labiausiai motyvuoja šioje profesijoje? Mane labiausiai motyvuoja tai, kad mano darbas yra pastebimas ir vertinamas. Koks yra tavo pagrindinis tikslas šioje srityje? Tai pagrindinis tikslas yra nesustoti tobulėti ir siekti dar geresnių rezultatų. Kas tau labiausiai padeda tobulėti savo srityje? Tai iš pradžių visas išprusimas ir didžiulis pokytis mano gyvenime. Tas buvo išeiti iš mano praeitos mokyklos ir iš naujo kartuoti. Išėjau iš mokyklos, nes buvo problemų ir tiesiog pasiėmiau akademinius metus. Nežinau, ką norėjau gyvenime. Tai domėjausi internetu, tuo pačiu metu ir dirbau ir per tuos kelis mėnesius, kiek praleidau nebūdamas mokykloje, sužinau, ko gyvenime iš tikrųjų noriu. Ir padedant domėtis, ką veikia aplinkui, kokios mokymas sritys yra, suradau savo patinkančią sritį ir tikrai pritraukė. Ir ko labiau domėjausi, skaičiau, tikrai tuo labiau ir nepatiko jį. O kas tave labiausiai motyvuoja? Tai labiausiai motyvuoja pati sritis, visa inžinerija, visos schemos, visa ta užsispyrimas ir tikrai mamos, tėvo, panelės, aplinkinių pastiprinimas ir pastumėjimas į priekį, kad mokintis tikrai yra verta ir nesimokinsi daug nepasieksi. Na ir kokių turi tikslų ateityje šioje srityje? Tai pagrindinis planas yra užbaigti šią mokyklą, užbaigti su profesija, įstoti kur nors gal bakalauro, gal jeigu pasiseks, tarkim, magistrato ir tikrai didesnis tikslas mano gyvenime yra pasiekti aukštesniųjų pareigų susijusių su šia sritim ir patogiai savo gyventi.